Sveiki, tai vat pradedam naują rubriką. Ne, jau kaip sako, nebe nauja, jau buvo ta rubrika, bet bandom ją atkelti, pabudinti vėl, kaip sakant, iš žiemos miego. Tai pradėsiu bandyti vėl kurti tą video, gal pavyks. Iš tikrųjų, daug kas klaus, kodėl nebekeliu, tai nebekeliu dėl žmonių tiesiog, nes reikia atsiklausti visokių tų leidimų, visą kitą, žinai, atrodo, ten sukuri tą video, viską ir paskui sako, ne, negalėsi tik kelti, nes čia mano mašina ir visą kitą, nors numerių nieko nesimato ir taip toliau. Naujo video išleisim su šitokiu transportu, tai truputį pasikeitėm į didesnį. Čia yra Atego, Mercedesas, 815 modelis, 4.2 variklis, 110 kW beros, jeigu neklystu. Nu, kaip ten sakytų, pumpadūzas. Tai va, toks neblogas aparačiukas, hidraulinė platforma valdoma nuo pultelio. Kas toliau akiniai. Akiniai tie gerai ir aišku, dar gaila neturiu nagų pasidaręs, bet kai į ledą reikia traukti kažką, tai super. Bet kiek teko traukti, tai kažkaip nelabai man reikėjo tų visų dalykų. Ir ant ledo traukiau, tai bušmakus pasikišė ir kaip ir viskas. Tai įlipam į vidų, pažiūrim, kas gera, o viduj gera daug labai nėra. Tai kaip fūrai. Tai va, žodžiu, bandysim žiūrėti keletos video, gal pavyks, gal nepavyks. Nes labai sunkiai ir filmuoti, kai reikia, vairuoti, galvoti, kur važiuoji, kaip pasikrauti ir visą kitą, bet manau, čia su laiku išmoksim tą reikalą. Reikia tik tai daugiau filmuoti ir visą kitą. O dabar važiuojam į tokį kiemuką, ten BMW X6 yra, nežinau kaip seksis pasikrauti, nes ar įvažiuoti pavyks, ar tilpsim, tai pamatysite eigoje, tai susimatom toliau. Atvykom krautis BMW X6, einam pažiūrėsim, kaip jis stovi pastatytas. Tai gerai mums pavyko čia įvažiuoti. Įvažiuoti pavyko lengvai, mašinų niekur nepristatyta. Bandysim šitą mašiną paimti, pasikrauti, bet viskas būtų gerai. Sakė, žmogus kūrėsi, bet su pavarų dėžė kažkas ir negerai. Tai labiausiai užsikurtų ir laisvą įsijungti, nes būtent šitam modeliui tai jeigu neužsiveda viskas, laisvas pavaros nėra jam, turi lįst po apačią ir, kaip sakant, konstruoti. Tai nežinau, bandysim krautis, einam pasijungti hidrauliką siurblį ir žiūrėsim, kas vyks. Dar pamiršau paminėti, kad pas tą automobilį būna dar ir su tokiu raktu galima jungti. Tai va dabar einam žiūrėti, nes užsikurti, tai mes užsikūrėm tą mašiną, bet neduoda įjungti. Kažkas su pavarų dėžės sistemos klaida ir pažiūrėkime, ar mes šiandien laimėjom milijoną ar nelaimėjom. Ir kažkaip aš įtariu, kad mes būsim nelaimėję. Blemba, čia su vienu ranku sunku atsukti. Taip. O. Valio, nieko nėra. Mums pasisekė. Blokuotas BMW. Nu ką, einam traukt donkratą. Dėsim tą mūsų stebuklingą lėtuką. Iškelsim tie klausimus dar, nes slysta, matau donkratą. Gal pavyks. Kažkiek turim išsikėlę. Einam išsiskleis platformą.
žiauriai nepatinka ir reikia galų traukti ir dar su ratukais. Biški tokia betvarkė, bet gyventi galim. Apa, mūsų stebuklingi ratukai. Dedam po galinių ratų. Ai, čia daug kas sako, va, jeigu X-Drive'as nepadarys, tai padarys. Tik tai yra daugiau. Dar biški reikia iškelti. Viskas padaroma, bet tik klausimas, kaip mes užvažiuosim dabar čia. Ar lengvai, ar ne. Aba. Dar biškį pakelsim. Gerai. Čia kaip ir vietoj. Iškart susikišam šitos. Aba. Nėra toks lengvas darbas to tralistą iš tikrųjų. Čia ir čia. Dabar gerai bent pašalė. O jeigu būtų ne pašalė ir šlapė, o tada tai būtų buvę įdomiai. Aba. Gerai, čia turim. tą turim. Reikia atsinešti gervę, išsiskleisti. Jeigu neis, tai bandysim tiesiog čiuožti iki platformos ir paskui pasidaryti, kaip kad reikia. Aš dabar matau, čia gali būti reikalų. Oi, su tom mašinom naujesniem, o taip ir būna. Gerai, čia turim. Gal padarykim biškį kitaip. Čia prakiškim. Taip va. Taip va. Ir tą taip pat padarykim. Aišku, čia reikėtų su grandinėm būtų geriausia. Tai aš kažkaip nenuploviniu patys visą. Ir tai bus taip. Na ką, leidom nuo Donkratą visureigiai. Nu, pažiūrėsim, su čia ratukais ant to ledo. Taip. Rankinio nėra. Gerai. Pabandom biškį truktelį, žiūrėsim, kas bus. Aha, vienas ratas čiuožia, matau. Et. Kaip ir dzin. Gerai bus, gal tuoj padarysim. Nu ir važiuosim. Oho! Mums pasisekė. O, matot, kaip gražiai sukasi. Čia yra X-Drive'as. Bet mums reikia pasitiesinti, matau, nes mes čia gangrenuojam biškį ne į tą pusę, kur mums reikia.
Gerai. Daug kas sako, ai, tai ką čia atvažiuoji, pasikraunik, čia nesunkus tas darbas. Nesunkus, gal ir nesunku, žinai. Bet reikalaujantis atsargumo ir, kaip sakant, atsakomybės, nes svetimą turtą darai, sudirbi, žinai. Nežinau, čia kaip girdėsis, bet gal girdėsi, man reikia tik tiesiai jie užsitraukti. Reikia ratuką biškį patiesim pabandyti, gal pavyks. Taip, jis labai tingi kelsiu dar kratą, bet jaučiu, kad nes, taip. Gerai, patiesinsim ratuką. Ir bus lengvai. Tai va, daug kas sako, kad čia kaip ai, ką čia, lengvai dirbti. Taigi atvažiavai, pasikroviai, oi, kamera gal užtai. Atvažiavai, pasikroviai, kaip čia nieka nėra sunkaus. Nieka nėra sunkaus čia, taigi. Iš tikra yra čia ką veikti. Bet, jeigu turi tinkamus įrankis, blemba, negerai. Jeigu turi tinkamus įrankis, tai kaip ir viskas įmanoma pasidaryti. Gerai, biškį mums reikia tik reikelti. Jeigu mes tik kelsim, dar klausim su juo. Jis labai kažko taip sunkiai keliasi. O, biškį pasikėlė, gerai. Turėtų užtekti. Nu, davai. Spėjai, bus gerai. Leidžiam į apačią ir važiuojam toliau ant platformos. Kažko dankrats nenoriu normaliai atleisti. Matyt, užšalęs yra. O, čia. Traukiam toliau. O. Nu ir atrodo, viso pasikrovė. Čia gerai, čia gerai. Nu ką. Reikia užtraukti račnyką. O. Nežinau. Užsitraukti. O, įdėjom atgal. Reiškia, tiek laikė. Gesinam. Ištraukiam raktelį, niekados nepaliekam. Nes jeigu paliksi, tai gali būti dar bus ir antra bėda, kad užsirakins rakteliu. Tai raktelis į kišenę. Einam užrišti. Kaip atsimenu, sakiau, šniūrus einam užrišti. Tai va, šniūrus užrišam. Šniūrus uždedam, tiksliau, užrišam. Sutvirtinam. Taip, čia nežinau, kaip pasakyti. Oi. Tai lengvas tas tralisa darbas iš tikrųjų, ne? Lengvai čia viską galim padaryti. Aišku, čia gali sakyti kiti kolegas, kad čia kam, kiek vargti, taigi čia nereiktų ratukų. Užsitraukti gali. Gal ir gali. Bet man taip įdomiau darbuotis. O gal čia kažkokia ir slypi paslaptis tame reikale. Gal kažkas supras. Gerai, keliamės ant savęs. Kai atbulom kraunės, iš tikrųjų
Nu, ant tokio didesnio nelabai to skirtumo yra, ant mažesnio tai subinė pradeda labai spausti į apačią. Tai ir labai nepatogus tas pasikrovims, bet čia viskas normaliai. Nu va, viskas pakrovėm, dar uždedam virvių ir lieksim. Galvoju dabar, kol važiuoju, prisijungsiu, dar papasakosiu, žodžiu, kas keisčiausia buvo tai, kad dabar, kai atvažiavau krautis tos mašinas, dažniausiai būn, kai važiuoju tus kiemus, tai visą laiką, nežinau, nu man nėra buvo tai pasitaik, kad vat kaip šiandien, kad atvažiavau, pasikroviau, nieks netrukdė ir išvažiavau. O taip dažniausiai būna atvažiuoji, ta mašina stovi užstatyta, tu kraunės tą mašiną, užsiskersuoji tą kelią tenais. Ir tada, kai jau pradedi dirbti, žodžiu, nu, kai būna, kai pas klientą atvažiuoji, nieks nevažiuoji, bet tai, kai pradedi dirbti, išsiskleidi platformą, visą kitą, tada reikia važiuoti visiems ir visi nepatenkinti, nervuoti. Kitą kartą net būna pasiūlo į galvą, žinokit, būna taip, kad va, darbuojas, sakai, gali netrukdyti, nes greičiau pasidarysiu ir galėsit išvažiuoti. Tai yra buvo ir į galvą pasiūlo, tipo, kad patrauk tą mašiną, nesiskaita su, nu, kaip pavyzdys, aš dirbu savo darbą, jis gal turi skubėti kažkur ar ten jinai ir ta prasme būna tokių visokių įvairių tų dalykų, kad į galvą pasiūlo ir taip toliau, bet stengiasi kažkaip šaltai reaguoti, tai ir viskas, žinot. Bet aišku, sugadina tą tokį darbą ir toks lieki nepatenkint savim, atrodo, galbūt tu reikėjo patraukti, bet paskui galvoju, jeigu tu dirbi tą darbą, tai nėra ko traukti, kam reik tas palauks, o jeigu reikėjo skubėti kažkur, tai reikia išvažiuoti 10-15 minučių anksčiau. Dabar važiuojam į kitą adresą nusikrautą BMW, tai vat matyt, BMW šiaip yra kvatrinis, bet pas jį varo dažniausiai tai galiniai ratai, neskaitant tų pačių naujausių, kur ten yra variklis ne va taip stovi, o va taip stovi ir pauro dėžė. Pas šitų ir jau priekiniai varomieji. Tai, žodžiu, ką norėjau pasakyti, kad užteko pakišti vieną ratuką tam, kad diferencialas suktųsi į vieną pusę vienas ratas, o kitas ratas į kitą pusę. Tai va, šitą užteko padaryti mums ir mes jau turim atblokuotą BMW. Tai realiai mums tas yra žiauriai lengvai, aišku, gerai, kad dabar čia pašalė, nes jeigu būtų ne pašalė, ledas, ta prasme, būtų pliurzė, vadinkim taip, gal suprasi tą žodį, tai tada būtų sudėtingas reikalas dėl to, kad reikėtų jau galvoti su slidėm tokiom. Nu, gal kažkada parodys aš tas slidės irgi, nes tiesiog tempi ant savęs, tos slidės klysta labai gerai. Tai vat, tokiu atveju, žinai, reikėtų daryti taip su slidėm. Bet dabar, o, kažkas skambina jau vėl. Žodžiu, paskui pakelsim, reikia pabaigti, papasakoti. Tai vat, pasikišom ratukus, užsitraukėm, viskas lengvai pavyko. Sakau, svarbiausia, kad buvau pašalė. Kitą kartą būna tas tarpelis tarp platformos ir šito ir asfalto, tai ir labai sudėtingai užsitraukti tą mašiną su tais ratukais, nes būna iškrenta iš to ratuko ir visa kita. Aišku, gal reikėtų prisirišti, bet nu tiek to. Tai vat, žodžiu, tiek norėjau papasakoti. Dabar važiuojam, nusikrausim į tą mašiną ir žiūrėsim, kas toliau bus. Nu ką, atvažiavam nusikrauti, pasiemam raktelius, pultelį ir lėkiam krautis į apačią. Ai, palauk, pirštinis dar sumaut reikia. Pirmas saugumas. Kraunam į apačią. Nusikrovimai tai kaip ir įprastai. Nusiėmam šniūrus. Šniūrus nusiėmam ratų.
Čia gerai. Sėdam į mašiną. Biškį pavairuoti. Įsiemam pirštinės. Užsikursimės ją vėl. Kūrėsi leidus. Bet dabar žiūrėk duoda įjungt laisvą jau. O prieš tai nedavė. Kažkas čia su elektra bus jai. Negerai. Įdomiai. Gerai. Leidžiam. Čia kažkas įdomiai su elektra bus, nes neturėjo tai būti. Kad dabar leido jums, o prieš tai neleido. Čia kaip visą laiką, kad tik kuo sunkiau būtų tralistui dirbti. O tai paprastai ir nusileidom. Parkingą įjungiam. Ai, dar biškį galima parėdėti priekį. O nors šiek dabar vai nebeleidžia. Viso. Įjungiau ir įjungiau. Kažkas čia kažką. O matos. Taip darau nesijungia. Taip darau nesijungia. Kažkas čia bus su elektra rimtai. Ką, mes dar turim miški vietas. Pabandysim truktelti platformą pačią. Kaip čia buvus. Aišku, dabar rėdėsi, gal ir ne. Gerai, užsikeliam vėl viską. Pilnai neužsikelsim, nes reik dar susidėti viską. Tai va taip ir paliekam. Aišku, užsidedam ant kaklo pakabuką gražų. Išsitraukiam diržus. Nu va, kai turi įrankis. Nėra taip atrodo ir sunku viskas. Atrodo darai ir padarai. Kraunam šitą čia. Tuos patraukiam čia, paskui susitvarkysiu, nes nėra, kaip sakant, laiką, kada žaisti. Pasiemam dankratą. O, kai specialiai aukščiau pasidariau. Oi. Ką? Papimpuosim, kad išsitraukti ratuką vėl. Nu. O taip ir yra. Šiaip iš tikrųjų su naujom mašinom dar daugiau problemų yra. Šitą dar visą su jie gerai, bet kuo naujesnė, tuo daugiau problemų. Pas BMW, va Mersa, pas Mersa iš viso niek nepadarysi naujesniam, jeigu jau sugeda, tai sugeda. O, kažkas jau pypina, girdite? Jau kažkas pypina, kad patrauk mašiną. Bet palauks, nes aš dabar dirbu. Gal pateks į kadrą, tas mandrolis. Kodėl nenori traukti, nes man reikia įsidėti ratuką. Ištraukiam. Susitvarkom ir galėsim praleisti dabar. Ką pavažiuojam biškį priekį praleisti žmogų. O, dabar jau bus patenkintas. O tai reikėjo paeiti tik tai 10 metrų. Bet jam reikia iki vietos atvažiuoti.
Čia kaip visada. Ką padarysi? Ir kaip yra. Nu tai ką, leidžiam, tęsim toliau darbus, nuleidžiam domkratą. Net keista, pradžioje leido jungt laisvę, dabar vėl nebeleido. Tai va, taip ir būna su to mašinom. Kitą kartą būnu užvažiuoju ant ralą ir jau visio, mašina vėl užsived, viskas geriausia. Ką, patvarkom kilimėlį gal, kurį mes patys nustumėm, nusipurtom batus, sumaunam pirštinis. Ką turim? O vis tiek neveikia. Na ir gerai, gesinam ir einam atiduoti į servizą. Tai va, susimatysim toliau. Na tai va, nusikruojam tą BMW jau. Dabar kitą esam pasikruoję, bet neišėjo nufilmuoti, nes privati teritorija buvo, nenorėjau. Tai vežam BMW irgi, į tačioką, bet su šituo, žodžiu, žvakė nulūžus yra. Ir reikia ją pakeisti. Tai dabar va, pasikrovę esam, važiuojam per miestą. Biškį matau, kad man trūksta laikiklių ant kameras, nes ir lievai filmuoti dabar. Ant rankas GoPro ir reikia dar ir pavarą junginėti, ir tą kamerą jo, ir visą kitą, aiškiai, nemaišo vairuoti, svarbiausia, bet vis tiek nepatogu. Tai šiandien jaučiu reiks varyti nusipirkti lipdukų da tokių, kad noriu keliuose vietose visą tą dalyką pasidėti, tai tiksliau tą kamerą užsimontuoti, net tai pasakiau gal. Tai va, šiandien šiltas oras geras, malonu darbuotis. Tik biškai gal per šiltai prisirengęs, nes kai reikia kažką daryti sunkaus, jau yra tikrai reikalų. Nežinau, ar pavyks man nusifilmuoti vėl, ar nes važiuojam į privačią teritoriją vėl, tai nežinau, ar pavyks nusifilmuoti, kai nusikrausim. Nebent nufilmuosiu sustojęs prieš nukrovimą, parodyti kokią mašiną vežam. Ir tiek, jeigu pavyks pamatysit, jeigu nepavyks nepamatysit. Tai va, žodžiu, tokias tokelis. Bet šiandien pakol kas BMW diena. Vien tik BMW ir daugiau nieko kito. Tai va, žiūrim toliau, kas gausis. Ai, va dabar galim iš tikrųjų pašnekėti dėl šito, kodėl aš to video nebekėliau. Tai nebekėliau, nes labai būdavo sudėtingas dalykas, kai su to žmogum reikia bendrauti. Nu, taip, ta prasme, nebendrauti, gal net pasakiau, gal kai vat reikia pasikrauti mašiną, pasikrauni visą kitą ir žmogus man sako, tipo, kad negali kelti, nes mano mašina čia matosi visą kitą, nors realiai, nu, kaip pavyzdys, paimkim Opel Vectra, numeriai užtušuoti, viskas padaryta, kad nei žmogaus veidą, nei balsą, nieko nesigirdi, bet, nu, vis tiek žmogui atrodo, kad jo mašina ir vienintelė tokia ir ta prasme, kad daugiau nėra tokių mašinų ir kai jis atpažįsta, faktas jam yra gal kitaip, bet žmogus, kaip pavyzdys, va jūs žiūrovai, tai manau, jūs tokių mašinų esat matę pilną gatvę ir net pažinsi, kieno ta mašina buvo. Tai va, kaip pasakant, paprašo ištrinti tą video, tai va ir ištrinu. Tai va, tas labiausiai glumindavo, nes būna susikūri tą vaizdą, įrašą, visą kitą, jau žinai viską. Jau atrodo siūsi montuotojui, kad sumontuotų ir galiausiai gaunas taip, kad nu, turi ištrinti tą video, nes žmogus sako, negalėsi tik kelti. Nu, negalėsim, tai negalėsim, o pyktis aš nenoriu. Jeigu paprašo žmogus ištrinti, tai ir ištrinti, žinot. Tai tas ir gaunas toks biškį abidnekas, nes atrodo stengiasi, darai, nori pakurti tą kontentą, realiai nieką neviešindamas, ta prasme, tik tai mašinas, markį ir modelį, bet gaunasi, kaip gaunasi ir gaunasi, kad turi ištrinti tą video. Tai vat biški man tas erzin, bet dabar vat, kaip sakau, jūsų komentarai komentuojam, kad vat įdomus video, įdomus kūrinys turimas ir taip toliau, tai noris atrodo vėl stengtis, vėl daryti. Tai man nežinau, matysim, kaip čia seksis man viską kur, bet po ilgos pertrauks labai sunku buvo vėl kalbėti, toks atrodo susikaustis, neatsipalaidavęs, visą kitą, tai vat tas žiauriai yra lievai, nes atrodo vėl nebemoki šnekėti, žodžių sakai vėl nesąmoningus, bet pavyzdžiui dabar, kai krovėm tą X6, tai realiai kuom buvau patenkinęs, kad vat, kai pradėjau dirbti, atrodo atsirišo liežuvis ir gali šnekėti, kaip priklauso viską daryti, nėra problemų. O taip tai atrodo susikaustis, toks net nežinai, ką šnekėti tą kamerą, nei ką. Tai vat, žodžiu, važiuojam į serviziuką, paliksim tą mašiną, bet nežinau, ar pavyks tik tai nusigrauti dabar ją ir nufilmuoti, kai darau ką.
Nu ką, atvažiavam nusikrauti, biškį pafilmuosiu, kas matysis. Tai turim Vemvą, pitačioką, atrodo va šitaip. Neblogai, realiai, gražus pitaks, 535, benzinas. Tai reikia paimti, nukrauti dabar į mum. Šiaip vedasi, viskas okei, tik tai, kad negražiai dirba variklis, nes tikriausiai žvakės nedirba vienas cilindras. Tai nusikraunam mes jį. Gerai, atsirišam šniūrus vadinamosius. Va šitų irgi ta pati problema, jeigu užgesa, kaip sakant, nebeužsikuria, jau pavarų dėžėje užsiblokuoja, irgi tik tai lendi ten po apačią viską daryti. Arba, nežinau, būna kitiem, kad jeigu starteris sukas, būna, kad leidžia jungti, bet man gal pasitaikė ir kokie, nežinau, per visą laikotarpį, kiek dirbu, tai kokie 5 automobiliai gal tik tai. Tai nežinau, čia vieniem pasisekė, kitiem ne. Tai žodžiu, einam pasikrausim, tiksliau nusikrausim jį. Reikia nusikrauti, nuvežti iki serviziuką. Ir visą kitą nusimaunam pirštinės, aišku. Nusipurtom batus. Ai. O, viskas kaip ir okei. Po biškį leidžiamės, neskubam. Svarbiausia ir prieš galą neskubėti, kad jeigu kas platforma nepakiltų viršų. O, gerai, nusileida. Tai žodžiu, toliau nebefilmuosiu, nes nebenoriu privačią teritoriją važiuoju, tai nebenoriu aš jos nufilmuoti žmogui. Tai tiek žinių, pamatėte automobilį, koks buvo. Tai vat automobilis tikrai neblogas, gražiai atrodo. Tikrai graži hefkė. Kiek žinau, 3,5 E90 labai gerai čipuojas, tai kiek tos tiesos, tai nežinau. Bet jeigu neklyšia su turbina ir E90, tai žinau tiksliai 535, tiksliau 328 gal, ar 335, ai 335 gerai čipuojas, tenai žinau. Kad būna hebra užsičipuoja normaliai. Tai vat, jeigu kam reikia paslaugų, nežinau ar kaip matysis, bet Traldova ir numeriukas. Tai vat, nežinau, dar žiūrėsiu, kur dėsiu šitą kameras laikiklį, nes galvoju, gal nuo galvos reikėtų filmuoti, gal geriau matytųsi viskas. Tai matysim, žiūrėsim, kas čia bus kaip. Susitvarkom viską, išjungiam hidrauliką siurblį, kad bereikalingai ant aukštopsukų nedirbtų variklis. Tai va, susitiksim dar po viso atidavimo mašinas. Va tiek šiandienai tų žinių, nusikruojam tą mašiną, padavėm raktelius, viską. Dabar kol kas nieko neturim, tai nežinau, kiek pavyko nufilmuoti, tiek pavyko, tikiuosi patiks pažiūrėti tą video. Aišku, reikia dar sumontuoti, pažiūrėti, kas gausis. Ar gerai girdėsis per kamerą, nes neturiu mikrofoną papildomą, nieko, aišku, čia jeigu aš įsivažiuosiu su tais filmavimais, tai tikrai įsigysiu tą mikrofoną, kad gerai girdėtųsi ir visą kitą, nes gali būti, kai transporto priemonės variklis dirbti, tai nelabai kažkas girdis, kaip pasakoju, bet nu, aš tikiuosi, kad bus viskas gerai. Už kokybę nepykit to video irgi, nes tiksliau filmavimo kokybė, nes aš pats viens filmuoju, nieks nepadeda ir visą kitą, tai bandau kaip išein, bet gal su laiku bus viskas geriau ir stengsimės kažką pafilmuoti, tai laukiam, kaip sakant, dabar kada padarys mums epizoduką mūsų montuotos, tai įkelsim ir tikiuosi viskas patiks. Tai kaip sakant, iki kito karto.